Pateiksiu Jums pavyzdį, kaip informacinio kodavimo banga suaktyvina paauglių programą šaudyti mokykloje. Pradžios komanda nebūtinai ateina per žiniasklaidą ar internetą, ją gali skaityti mokyklos kviestinis lektorius, kuris savo kalboje pamini asmenį, kuris visą savo gyvenimą paskyrė mokslui, bet taip ir nesulaukė pasaulinio pripažinimo ar šlovės. Priešingai, lektorius kaip pavyzdį pateikia Nobelio premijos laureatus, kurių buvo nedaug, bet jie sugebėjo pasiekti sėkmę. Ką čia gauna potencialus šaulys? Jų pasąmonė gauna nurodymą, kad nei mokslas, nei kruopščios pastangos neatneša šlovės ir kad gyvenimo prasmė yra ne atradimai ar sunkus darbas, o populiarumas. Jei niekas tavęs nepažįsta, tuščiai švaistai savo gyvenimą, todėl jūsų egzistavimas neturi prasmės. Žvelgiant iš šalies, tokia paskaita gali atrodyti kilni, tačiau ji tampa akstinu suaktyvinti šaulį. Po kurio laiko vienas iš šios mokyklos mokinių įvykdys ginkluotą išpuolį prieš kitus. Nuo paskaitos iki tragiško įvykio gali praeiti keli mėnesiai, o tada jau niekas neprisimins ir nesusies asmens su šios tragedijos priežastimis. Teisiniu požiūriu nėra pagrindo kaltinti kurstimu, nes lektorius savo kalboje net neužsiminė apie šaudymus mokyklose. Tokiu būdu, tikslingai koduojant informaciją, paauglio pasąmonėje nepastebimai aktyvuojama masinė žmogžudystės programa. Taigi iš tūkstančių paauglių, kuriuos paveikia susikertančios informacijos kodavimo bangos, tik keli tampa būsimais šauliais. Ši transformacija įvyksta tik mokyklose, kuriuose baigtas paskutinis pasąmonės programavimo etapas įterptosios komandos aktyvavimo fazė. Štai kodėl, atrodytų, iš niekur nieko, vaikams atsiranda potraukis ginklams ir noras kenkti kitiems. Tiesiog vaizdas, kuris aplenkė kritišką sąmonės suvokimą, prasiskverbė giliai į pasąmonę ir paskatino veikti. Todėl paauglys, kuris neseniai kūrė ateities planus, svajojo apie romantiškus santykius ir rinkosi universitetą ar koledžą, kuriame norėtų mokytis po mokyklos, staiga su psichopato manija pradeda planuoti tikrą teroristinį išpuolį. Taip ciniškai ir šaltakraujiškai antikulti atstovai sumaniai manipuliuoja būsimų vykdytojų protu, kad galėtų įgyvendinti savo piktus kėslus, jie paverčia jūsų vaikus teroristais ir masiniais žudikais. Net jei tik 1 iš 100 000 vaikų atgaivina šį vaizdinį, to visiškai pakanka, kad antikultizmo atstovai ir už jų stovinčios jėgos tęstų savo destruktyvę veiklą, siekdami destabilizuoti visuomenę ir primesti jiems naudingos darbotvarkės. Antikultūros atstovai savo viešuose pasisakymuose, kuriuos jie taip pat daro švietimo įstaigose, dažnai kalba apie rūpestį vaikų saugumu. Tačiau būtent jie patys yra slapti kurstytojai, provokuojantys vaikus rodyti neapykantos, nepakantumo ir agresijos protrūkius. Būtent antikultūrizmo atstovai sukuria visuomenėje sąlygas vaikams, o kartais net ir suaugusiesiems, imti ginklus ir eiti šaudyti į kitus vaikus mokyklose. Būdami teroristai, jie patys augina naujus teroristus. Taip kitų rankomis jie pasiekia norimų rezultatų. Šaudymų mokyklose prevencijos būdai suprantant. Pagrindiniai manipuliavimo technikos principai, kuriais remiantis ieškoma ir aktyvuojama potencialių šaulių, taip pat suteikia galimybę nustatyti tokių nusikaltimų organizatorius ir užkirsti kelią panašiems incidentams ateityje. Kaip užkirsti kelią šaudynėms mokyklose? Pirmasis metodas – stebėti turinį, kuris lemia nusikaltimus. Pavyzdžiui, stebint turinį, su kuriuo susidūrė masinės šaudynės įvykdę paaugliai, galima nustatyti asmenis, kurie paskatino juos tokiems veiksmams ir naudojo juos kaip nuotoliniu būdu valdomus ginklus. Tai apima konkrečių leidinių, kenksmingo turinio ir net konkrečių žiniasklaidos kanalų, per kuriuos vaikai pratinami šaudyti mokyklose, nustatymą. Verta pažymėti, kad šiuo atveju nustatyti potencialiai žalingą turinį galima tik pagal jo išorinės savybes.
Neturėdamas specialių žinių apie galvosūkių kodavimo metodą, paprastas žmogus negalės aptikti tekste ar vaizdo medžiagoje paslėptų galvosūkių, kurie galiausiai žmogų paverčia šauliu. Kadangi šis metodas skirtas paveikti žmogaus pasąmonę, apeinant sąmoningo proto kritinį suvokimą, logiška, kad naudojantis tik sąmonę beveik neįmanoma suprasti, kur ir kaip šie įterpimai atsiranda. Tačiau ką galima pastebėti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį nustatant pavojingą turinį. Kadangi šaulių heroizavimas yra pirmoji ir pagrindinė informacijos kodavimo banga, kuri žmogaus pasąmonėje sukuria pagrindą būsimam nusikaltimui, dabar pateiksime publikacijų šaudynių mokyklose temą analizę. Pirmas dalykas, kurį galima pastebėti, yra dažnos publikacijos su tomis pačiomis, atrodytų, beprasmėmis žinutėmis. Tai gali būti panašių straipsnių serija apie konkretų šaudymo mokykloje incidentą, kuris įvyko seniai. Dažnai šių straipsnių autorius yra konkretus periodinio leidinio žurnalistas arba grupė tarpusavyje susijusių žurnalistų, kurie ilgą laiką savo leidiniuose nuolat nagrinėja tas pačias temas. Laikas. Tuo tarpu kiti žurnalistai ar žiniasklaidos priemonės galbūt jau seniai nustojo nušviesti šį įvykį, tačiau būtent ši žurnalistų grupė dėl nežinomų priežasčių atkakliai palaiko informacinę bangą ir palaiko seniai praėjusio įvykio gyvybę žiniasklaidos erdvėje. Šiuose straipsniuose ta pati tema būtų aptariama iš skirtingų pozicijų. Autoriai gali kritikuoti policiją, reikšti užuojautą šaulio tėvams, pabrėžti neseniai atskleistas nusikaltimo detalės ir ten. Tačiau bendra tema vis tiek bus tos pačios šaudynės mokyklose, ir visi šie straipsniai turės vieną svarbų bruožą. Jie niekada griežtai nekritikuos ir nesmerks šaulio. Antrasis potencialiai pavojingos medžiagos ir publikacijų bruožas yra tas, kad diskusijas apie šaudynės mokyklose visada lydi tiesioginė ar netiesioginė valdžios institucijų, konkrečių pareigūnų ir teisėsaugos institucijų bejėgiškumo kritika. Straipsniuose būtų aptariamos jų klaidos ir nesėkmės, pabrėžiama, kad teisėsaugos pareigūnai meluoja ir sąmoningai iškraipo faktus, kad nuslėptų savo bejėgiškumą. Tokios publikacijos dažnai atrodo labai panašios ir iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti net pagristos, be agresyvių raginimų veikti ar aiškių neapykantos kurstymo požymių. Tačiau iš tikrųjų juose esanti informacija labai paveikia žmonės, palikdama ilgalaikį pėdsaką jų pasąmonėje. Trečiasis požymis yra skaičių buvimas publikacijose. Informacijoje, kurioje yra paslėptų įterpinių, visada nurodomas skaitmeninis kodas. Tai gali būti datos, tikslus nusikaltimo padarimo laikas, aukų skaičius ar kiti skaičiai. Tačiau šie skaičiai nuolat minimi jų publikacijose. Esmė ta, kad žmogaus sąmonė ir pasąmonė skaičius suvokia skirtingai. Ši mūsų pasąmonės darbo ypatybė panaudojama taikant galvosūkių kodavimo metodą. Kaip jau minėta, nepasirengusiam žmogui labai sunku aptikti paslėptas manipuliacijas sąmonę, o juo labiau pasąmonę, taikant galvosūkių kodavimo metodą, tačiau be specialaus pasirengimo visada galima pastebėti tam tikrą dėsningumą, o jo nustatymas gali padėti nustatyti ypač pavojingą turinį didžiuliame informacijos sraute. Nustačius destruktyvios įtakos šaltinius, kuriuose yra paslėptų įterptųjų elementų, labai svarbu nedelsiant sustabdyti jų įtakos plitimą platesniai visuomenės daliai. Psichologinių testų mokyklose atlikimo metodas, siekiant nustatyti padidėjusį bipolinių sutrikimų lygį. Vienas iš požymių, kad tam tikros švietimo įstaigos studentai patyrė paslėptą išorinę pasąmoninę manipuliaciją, yra padidėjęs bipolinio afektinio sutrikimo atvejų skaičius. Koks čia ryšys, kadangi pradinės informacijos kodavimo bangos turi platų poveikio spindulį, tam tikri įdėklai, masinių šaudynių programos dalys, įsiskverbia į visų paveiktų asmenų pasąmonę.
Tokiu atveju žmogui pasąmonėje pradeda veikti paslėptos direktyvos, prieštaraujančios jo sąmoningiems tikslams ir siekiams. Dėl to žmoguje kyla vidinis konfliktas ir pasipriešinimas. Šis konfliktas, kurį sukelia svetimų elementų implantavimas į pasąmonę, galiausiai pasireiškia kaip bipolinis sutrikimas. Antikultūrizmo atstovai, inicijuodami parengiamąsias šaudymo mokyklose kodavimo bangas, negali nesukurti tokių sąlygų, nes tai sudaro pagrindą tolesniam kitų bangų primetimui ir galiausiai paleidžia programą. Iliustratyvus pavyzdys Čekijos Respublikos situacija, kai po 2023 Prahos Karolio universiteto filosofijos fakultete įvykusio susišaudymo paaiškėjo svarbi informacija apie bipolinių sutrikimų paplitimą tarp jaunosios kartos atstovų. Čekijos žiniasklaida pradėjo platinti informaciją, kad šiuo metu maždaug 5% visų Čekijos gyventojų kenčia nuo bipolinio afektinio sutrikimo, pirmiausia tarp jaunosios čekų šaulių amžiaus kartos. T.I. studentų. Karolio universiteto studentai patys socialinėje žiniasklaidoje išreiškė susirūpinimą dėl nerimą keliančios tendencijos. Kas antras studentas kenčia nuo bipolinio afektinio sutrikimo. Ši aplinkybė patvirtina išorinio manipuliacinio kišimosi į šio universiteto studentų pasąmonę faktą. Šiandien Čekijos Respublika, ypač jos sostinė, yra antikultinės veiklos židinys. Vienas iš pagrindinių jų veiklos centrų yra būtent Prahoje, o vienas iš vietinio antikultinio judėjimo lyderių Zdeněkas Vojtyšekas dėsto Karolio universiteto Husitų teologijos fakultete. Todėl yra pagrindo manyti, kad išsami antikultinių grupių viešosios veiklos analizė gali padėti nustatyti ryšį tarp jų veiklos ir bipolinių sutrikimų atvejų tarp Čekijos jaunimo skaičiaus didėjimo. Nuodugnus šio ryšio tyrimas galiausiai gali pateikti įtikinamų įrodymų, kad antikultinės organizacijos ne tik susijusios su šaudymo mokyklose atvejais, bet ir yra jų kaltininkės. Iš tikrųjų šauliai yra tokios pat antikultūrinės aukos kaip ir tie, į kuriuos jie šaudo. Jų veiksmus kontroliavo kiti. Tačiau nepasirengęs žmogus yra bejėgis prieš tokį pasąmonės įsikišimą, todėl šie vaikai paprasčiausiai buvo bejėgiai prieš išorinę, piktavališką manipuliatorių įtaką. Todėl reikėtų skubiai diskutuoti apie būtinybę uždrausti antikultinių organizacijų nariams lankytis ugdymo įstaigose, nes jie gali daryti slaptą destruktyvę įtaką vaikams. Prahoje įvykęs šaudymo incidentas paskatino Čekijos studentus prabilti apie plačiai paplitusius bipolinius sutrikimus ir ieškoti pagalbos. Buvo parengta peticija, raginanti Čekijos vyriausybę ir politikus neignoruoti šios problemos ir sustiprinti psichologinę ir psichiatrinę pagalbą visiems, kuriems jos reikia. Peticiją pasirašė daugiau kaip 600 žmonių, tai reiškia, kad patys jaunuoliai yra įsigandę tokios situacijos. Pasąmonėje jie jaučia, kad kažkas manipuliuoja jų mintimis, ir baiminasi, kad bet kuris iš jų gali būti kitas, kuris paims ginklą ir pakenks savo ar kitiems. Panašus scenarijus po šaudymo mokyklose įvykių bus stebimas visose mokyklose, kurios tapo antikultinių atstovų informacinių kodų atakų taikiniu. Situacija Čekijoje aiškiai rodo, kad bipolinis sutrikimas yra neatsiejamas ir natūralus išorinių intervencijų, kuriomis siekiama užprogramuoti asmenų pasąmonę, lydintis veiksnys. Jei kitose šalyse bus vykdoma švietimo įstaigų stebėsena, bus galima atskleisti didėjančio bipolinio afektinio sutrikimo židinius, TI vietas, į kurias jau dabar taikosi antikultūrininkai ir kuriuose artimiausių metų planuojami teroro išpuoliai. Paprastai mokyklose ir universitetuose, kuriuose įvyko masinės šaudynės, galima nustatyti gerokai daugiau mokinių, turinčių bipolinį sutrikimą, palyginti su vidutiniu statistiniu rodikliu. Be to, jei šios mokymo įstaigos reguliariai atliktų mokinių psichologinius tyrimus, paaiškėtų, kad bipolinių sutrikimų sparčiai padaugėjo likus nuo 1 iki 3 metų iki nusikaltimo, kurį padarė vienas iš tos mokyklos ar universiteto mokinių.
Šis laikotarpis sutampa su pradinėmis parengiamosiomis informacijos apie kodavimą bangomis. Didžiausia implantuotos destruktyvios programos poveikį pajus patys būsimieji šauliai, tačiau kai jie atliks šį veiksmą, bipolinis sutrikimas išnyks. Kadangi vidinį konfliktą sukelusi priežastis išnyksta, žmogus galutinai apsisprendžia. Todėl paprastai po nusikaltimo padarimo daugumai šaulių ši problema nenustatoma, tačiau ji išlieka kitiems mokyklos mokiniams. Patyrusiam psichologui užtenka patikrinti mokinius dėl bipolinio afektinio sutrikimo, kad nustatytų, ar šių vaikų pasąmonėje nebuvo bandymų įsikišti iš išorės. Be to, jei švietimo įstaigos pradės reguliariai atlikti psichologinius testus, PVZ. Kas 6 mėnesius galima laiku nustatyti bet kokias nerimą keliančias tendencijas ir imtis prevencinių priemonių. Mokyklose taikomos sustiprintos saugumo priemonės, pavyzdžiui, metalo detektoriai prie įėjimų, neabejotinai yra svarbios ir būtinos apsaugai užtikrinti, tačiau, deja, jie negali sustabdyti piktybinių informacinių programų skverbimosi į mokinių pasąmonę. Todėl labai svarbu, kad mokyklų psichologai ir tėvai atidžiai stebėtų vaikų psichologinę gerovę. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tokius svarbius požymius kaip bipolinio sutrikimo išsivystymas. Tikėtina, kad vaikai patys bando nuslėpti šias būsenas, nes jų bijo, dažnai nesuvokdami, kad šios būsenos yra dirbtinės ir sukeliamos nuotoliniu būdu koduojant informaciją per žiniasklaidą ir interneto turinį, su kuriuo jie susiduria. Taigi toks paprastas veiksnys kaip rūpinimasis vaikų psichologinė gerovė ir diagnostikos procedūrų, skirtų nustatyti bipolinį afektinį sutrikimą, įgyvendinimas yra esminis tragiškų įvykių prevencijos elementas. Trečiasis būdas užkirsti kelią ginkluotiems išpuoliams švietimo įstaigose. Stebint šalies informacinį lauką, dar vienas požymis, galintis rodyti pasirengimo būsimam nusikaltimui vietą, yra netolygus informacijos apie naujų šaudinių mokyklose atvejų skleidimas. Kai ugdymo įstaigoje įvykdomas plačiai nuskambėjęs ginkluotas išpuolis, per kurį nukenčia daug žmonių, natūralu, kad tai plačiai nuskambės visuomenėje, o naujienų banga apims visą šalį. Iš pradžių informacija įsiveržia kaip gaisras, bet ilgainiui jos intensyvumas mažėja, tačiau jei antikultūrizmo atstovai jau suplanavo panašų išpuolį konkrečiame regione, informacinis šio įvykio aidas čia skambės ilgiau ir garsiau nei kituose šalies regionuose. Arba informacija apie tai gali būti atnaujinta informacinėme lauke po to, kai naujienų banga nuslūgs. Svarbu pažymėti, kad nusikaltėlių vardai ir pavardės bei atvaizdai ir toliau rodomi naujienose, kurios lieka regiono ar miesto informacijos lauke. Tai lemia slaptą šaulių heroizavimą, o svarbiausia, kad žmonija juos prisimins visą gyvenimą. Šis reiškinys budriems stebėtojams yra raudona vėliava. Jei pastebėjote tokią tendenciją savo mieste, būkite budrūs. Heroizuoto šaulio įvaizdžio sklaida yra pirmoji parengiamoji informacinio kodavimo banga ir esminis implantas, kuriuo remiantis kuriamas būsimas šaulio elgesys. Jei kur nors informacinėje erdvėje dirbtinai palaikomas šis įvaizdis, vadinasi, vienoje iš šio regiono mokyklų jau prasidėjo psichologinė būsimo šaulio indoktrinacija. Tuo pat metu, atlikus psichologinius testus visose miesto švietimo įstaigose ir nustačius staiga padidėjusį bipolinių sutrikimų skaičių, su didelė tikimybė galima nustatyti mokyklą ar universitetą, kuriame antikulti atstovai suplanavo kitą šaudimo mokykloje atvejį. Žmonės turi žinoti, kaip atpažinti manipuliavimo metodai ir kaip išmokyti juos nepasiduoti slaptai įtakai. Veiksmingiausia priemonė siekiant užkirsti kelią šaudynėms mokyklose visiškai nutraukti viso pasaulinio antikultūrinio tinklo veiklą. Visi, kurie organizuoja tokius nusikaltimus ir programuoja žmonės jiems vykdyti. Šaudimas mokykloje yra kontroliuojamas. Tai, kad iš pažiūros nekontroliuojami šaudimai mokyklose iš tikrųjų yra kontroliuojamas procesas, rodo jų plitimo statistika ir chronologija. Kad geriau suprastume šią tendenciją, paanalizuokime tokių nusikaltimų paplitimą ir jų skaičiaus augimą įvairiose šalyse, kuriuose jie buvo įvykdyti.
Šaudymai mokyklose Rusijoje vyko gana ilgai, tačiau XXXA 9-ajame dešimtmetyje Rusijoje masinių šaudinių mokyklose atvejų nebuvo užfiksuota, plačiai žinoma tik apie vieną tokį nusikaltimą 1997M. Incidentą Kamišino kadetų mokykloje. Pirmuoju ginkluotų išpuolių prieš švietimo įstaigą Rusijoje, per kurį žuvo žmonės, laikomas šaudimas Maskvos 263-ojoje mokykloje 2014 vasario mėn. Pirmasis šaudimo mokykloje atvejis pagal vadinamąjį Kolumbaino scenarijų įvyko 2017 Ivantevkoje. Kuo galima paaiškinti staigų tokio reiškinio kaip šaudimas mokyklose atsiradimą teritorijoje, kurioje anksčiau tai buvo neįprasta, kaip tai galima paaiškinti kitaip nei išoriniu kišimusi? Juk kas pasikeitė Rusijoje nuo tų laikų, kai tokie nusikaltimai buvo negirdėti, pasikeitė tai, kad antikultizmas šiandien įgijo neregėtą galią ir įtaką. Rusijos žiniasklaida sąmoningai skleidžia pasakojimą, kad masinių šaudinių mokyklose Rusijoje priežastis yra panašių incidentų Jungtinėse valstijose įtaka. Siekiant įskiepyti šią idėją masėms, naujienų reportažuose apie šaudimus Rusijos mokyklose dažniausiai naudojamas tas pats tokio nusikaltimo Kolumbaino įvaizdis. Dažnai galima rasti paralelių būtent su Kolumbaino byla. Tai, kas įvyko Maskvos mokykloje, rusų spauda vadina amerikietiškojų scenarijumi, tokių incidentų JAV iš tiesų dažnai pasitaiko. JAV mokyklose šaudimai yra įprasti, bet ne Rusijoje. Šaudimai ir įkaitų paėmimo situacijos Amerikos mokyklose iš tiesų nėra retas reiškinys. Studentas ar buvęs studentas su šautuvu rankoje tai tipiškas vietinių naujienų antiherojus. Tačiau, kaip minėjau anksčiau, pirmasis tokio tariamo imitavimo atvejis Rusijoje įvyko 20718 m. po Kolumbinų įvykių. Kodėl tai užtruko taip ilgai? Pirmajam imitatoriui, pasirodžiusiam Rusijoje, atsakymas yra paprastas, nes tai nėra tik imitacija, kažkas leido, kad Rusijoje įvyktų šis precedentas, ir pasirūpino, kad jis būtų plačiai paviešintas. Kai kurie rusų propagandos veikėjai, teorijos apie JAV žalingą įtaką šaudinėms Rusijos mokyklose autoriai ir šalininkai teigia, kad šiems incidentams būdinga organizuota veikla, kurią esą inicijavo JAV. Šis argumentas paremtas paprastu propagandiniu pasakojimu. Taip yra todėl, kad istoriškai JAV geopolitinėje arenoje visuomet buvo priešiška Rusijai, todėl Amerika yra priešas. Tokiu būdu priešas puola Rusiją. Tačiau, logiškai mąstant, nuo šaudinių mokyklose daug labiau kenčia pačios Jungtinės valstijos. Kodėl? Kodėl jie turėtų save pulti? Būtų logiškiau manyti, kad Amerika labiausiai nukenčia būtent dėl to, kad jos priešininkai ją masiškai ir reguliariai puola. Tiesa ta, kad tiek amerikiečių, tiek rusų tautos patiria ciniškus ir rafinuotus jų bendro priešo pasaulinio antikultizmo išpuolius, kuriais bandoma nukreipti dėmesį ir visą kaltę suversti tariamai blogam JAV pavyzdžiui. Paslėpta šešėlinė jėga, kuri yra ideologinis antikultizmo ir terorizmo įkvėpėjas, siekia sukurti matomą priešo, uždengiančio savo paties pėdsakus, įvaizdį, po masinių šaudinių Rusijoje ir Amerikoje. Po Kolumbaino tragedijos ir apskritai po šaudinių mokyklose reiškinio šiandien Rusijoje šaudinių mokyklose grėsmė tapo rimta visuomenės problema. Po šaudimo mokykloje centrinėje Rusijos dalyje žuvo mažiausiai 13 žmonių, tarp jų mažiausiai 7 vaikai, šiandien Rusijoje šaulys mokykloje nužudė mažiausiai 15 žmonių. 11 iš jų vaikai. Uždarykite duris. Keletas šaudimų. Tikiuosi, kad jį nušaus. Ei, drauge, laikykis. Palaukite truputį, gerai, vaikinai, mes tai greitai užbaigsime, tai visiška netvarka, aš mokausi Permės valstybinėme universitete. Čia visiška netvarka, šiuo metu žmonės kraunami į greitosios pagalbos automobilius, visur yra sužeistųjų, norėjau išvesti savo vaiką, bet dabar jiems geriausia yra užsibarikaduoti. Ten yra. Norint paaiškinti, kaip šis reiškinys staiga atsirado ir pradėjo vystytis,
Reikia atsekti, kokias pasekmes šaliai sukėlė šie teroro aktai, kokia buvo politinė padėtis išpuolio metu. Kokius pokyčius išprovokavo šis įvykis? Kokie įstatymai buvo priimami po kiekvienos naujos didelio atgarsio sulaukusios bylos, ir kas iš to galiausiai gavo naudos, įgyvendindamas savo savanaudiškus tikslus, prisidengdamas garsią naujienų pertrauką. Tai akivaizdu, kad šaudimų mokyklose Rusijoje atsiradimo priežastis nėra spontaniški imitatoriai. Tiesiog už antikultizmo stovinčios jėgos nusprendė panaudoti šią teroro priemonę ir Rusijos teritorijoje. Kad šaudimai mokyklose nėra atsitiktiniai, patvirtina ir šių išpuolių geografija. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, nuolat vyksta šaudynės mokyklose, yra šalių, kuriuose šis reiškinys įgauna vis didesnį pagreitį, pavyzdžiui, Rusija. Yra šalių, kuriuose įvyko tik pavieniai incidentai, o vėliau jie nepasikartojo, pavyzdžiui, Kanadoje ar kai kuriuose Europos šalyse, svarbiausios naujienos iš Kanados. Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau teigia, kad žuvo 5 žmonės, po šaudinių mokykloje dar 2 žmonių būklė kritinė. Serbijos mokykloje 14-metis berniukas nušovė 8 vaikus. Šios bylos paprastai nebuvo plačiai nušviestos žiniasklaidoje ir nesusilaukė pasaulinės šlovės. Esu įsitikinęs, kad daugelis iš jūsų šiandien pirmą kartą girdė apie šiuos įvykius. Yra ir kitų šalių, kuriuose yra daugybė socialinių problemų ir veiksnių, galinčių išprovokuoti tokius incidentus, tačiau juose niekada nebuvo nė vieno šaudimo mokykloje. Tarsi kažkokia nematoma jėga juos nuo to saugotų. Tarkime, kad šaudinių mokyklose priežastis tikriausiai yra nekontroliuojamas paauglių mėgdžiojimas. Kodėl šis principas netaikomas šiuose šalyse? Tai paprasčiausiai rodo, kad arba antikulti atstovai dar neturi įtakos svertų šiuose šalyse, arba jiems dar nenaudinga rengti tokius išpuolius šiuose šalyse. Tačiau tai negarantuoja, kad šių šalių gyventojai bus apsaugoti nuo tokių nusikaltimų. Ryškus pavyzdys anksčiau minėtas masinių šaudinių incidentas Čekijoje 2023. Naujausios žinios iš Prahos. Po šaudimo Karolio universitete žuvo 15 žmonių, o 10 buvo sužeisti. Šaulys, šis įvykis įvyko tuo metu, kai augo gyventojų nepasitenkinimas politinė padėtimi šalyje ir ekonominė krizė, kurią sukėlė Čekijos įvestos sankcijos Rusijai. Pažymėtina, kad šioje situacijoje žiniasklaida pradėjo aktyviai platinti informaciją, kurią čekų šaulys tariamai nurodė kaip savo motyvą. Kaip pavyzdį galima paminėti šaulę iš Rusijos, kuri vos kelios savaitės prieš šiuos įvykius įvykdė ginkluotą išpuolį mokykloje. Tokia aplinkybių sankaupa leidžia manyti, kad išpuolis Čekijoje buvo įvykdytas neatsitiktinai būtent šiuo metu. Nuoroda į Rusiją kaip nusikaltimo įkvėpėją taip pat nebuvo atsitiktinė. Atrodo, kad kažkas norėjo pasinaudoti situaciją savo interesams. Atidžiau išnagrinėję kiekvieną tokį išpuolį, pamatysime, kad šie įvykiai visada susiję su politinė situacija nukentėjusioje šalyje. Pavyzdžiui, jie dažnai sutampa su artėjančiais rinkimais, svarbiomis tarptautinėmis dėrybomis, didėjančia politinė įtampa šalyje, augančių visuomenės nepasitenkinimu vyriausybė ir PEN. Tokie įvykiai dažnai tampa svarbiomis ir didelio atgarsio sulaukiančiomis naujienomis, kurios užgožia kitas naujienas. Šiuo laikotarpiu, kai visuomenės dėmesys sutelktas į tragediją, antikultiniai atstovai ir už jų stovinčios jėgos gali ramiai vykdyti veiksmus, kurių jie norėtų neviešinti. Ar tai atsitiktinumai, ar kažkieno šaltas apskaičiavimas? Apie planingą šių išpuolių pobūdį iškalbingiausiai byloja jų įtaka tiek vieno šalies, tiek pasaulio bendruomenės gyvenimui. Kiekvienas šaudimas mokykloje sukelia politinių ir socialinių permainų, kurias antikultiniai atstovai nukreipia savo interesams tenkinti. Tai lemia didelius pokyčius valstybėje ir negrįžtamai paveikia jos žmonių gyvenimą. Net ir vienas toks įvykis palieka negyjančią kraujuojančią žaizdą visos visuomenės širdyje.
Tokie teroristiniai išpuoliai pirmiausia nukreipti prieš tėvus ir visus vaikus turinčius asmenis. Juk teroro išpuolis, kai vienas vaikas nužudo kitus vaikus, sukelia didžiulį šoką ir sukrėtimą visuomenėje. Tai smogia į pažeidžiamiausią kiekvieno iš tėvų gyvenimo vietą. Valandų valandas laukėme, kol sužinosime, kad dukra niekada negrįš. Žiniasklaidoje skleidžiamos sensacingo šaudynių mokyklose detalės žmonėms sukelia stiprią vidinę baimę, sukeliančią nuolatinės grėsmės jų vaikų gyvybei jausmą. Saugių vietų nebėra, o mūsų valstybinės mokyklos turėtų būti pačios saugiausios. Visi tėvai mano, kad tai neturi jokios prasmės, tai neįmanoma. Mano mergaitė, mano 14 metų kūdikis, vakar išleidau ją į mokyklą. Nesuvokiama yra tai, kad Džeimis gavo kulką ir yra miręs. Jaučiamės nesaugus ir norime, kad tai būtų atsižvelgta. Mokyklose nebėra saugu. Tuo pat metu tarp gyventojų formuojasi aiškus įsitikinimas, vyriausybė negali apsaugoti mūsų vaikų. Kaip jūs drįsteit? Jie jums sumokėjo, o jūs ką tik išėjote ir kas tai buvo, parodymai, esu pavargęs, man taip atsibodo čia keltis ir reikšti užuojautą. Todėl po kiekvieno naujo incidento nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas valdžios institucijomis tik didės. Tai yra Amerika, mes turėjome gebėti daryti dalykus ir būti. Būti tais, kuriais norėjome tapti, dabar esame beprotiškoje vietoje. Nuo Liepos mėnesio, kai išgyvenome masinį šaudimą, susitikau su daugiau nei 130 įstatymų leidėjų, kaip tai vis dar vyksta, kaip mūsų vaikai vis dar miršta. Ir kodėl mes juos nuvylėme. Kaip galime leisti šauliams ateiti į mūsų vaikų mokyklą, kaip jiems pavyksta pereiti saugumo patikrą, koks yra saugumas. Nėra metalo detektorių, šaulys, beprotis, tiesiog įžengė į mokyklą ir išdaužė mano vaiko durų langą, duris ir pradėkite šaudyti į ją. Išsigandusių tėvų nuomonę, valdžios institucijos kaltos, kad neužtikrino jų vaikų saugumo. Jie kalti dėl to, kad leidžia savo vaikams gyventi valstybėje, kuri yra iš vidaus, kai jų vaikas bet kada gali tapti auka ar net nusikaltėliu. Šis pasąmoninis supratimas sukelia apatijos, beviltiškumo ir neapykantos dabartiniai valdžiai jausmus, kuriuos sumaniai kursto antikultiniai atstovai. Kitose šalyse taip nevyksta, tai vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose. Turite nuostabią šalį, nuostabius žmonės, bet kokia problema, ginklai, kaip 7-metis gali turėti ginklą. Labai pykstu, kad taip atsitiko, nes tai tęsiasi. Šie vaikai išgyveno, tai yra vaikų, bandančių įsivaduoti, kai žudomi jų bendraklasiai, klyksmas. Reiškinys yra tas, kad žmonės dirbtinai įskiepyta neapykanta bet kokiai valdžiai, apskritai sukuriamos sąlygos, kurios rodo žmonės, kad nesvarbu, ką jie išrinks. Arba vieta valdžioje, niekas nesikeičia. Taip visuomenės sąmonėje įsitvirtina įsitikinimas, kad bet kokia valdžia yra blogis, šis procesas sukuria užburtą ratą. Dirbtinai sukelta ir palaikoma baimė skatina dalį gyventojų reikalauti, kad valdžios institucijos imtųsi griežtesnių priemonių ir priimtų griežtesnius įstatymus, tačiau šios iš pradžių gerai apgalvotos iniciatyvos, kurios antikultiniai atstovai ir jų bendrininkai valstybės struktūrose turėjo užkirsti kelią naujiems nusikaltimams, vėliau juos panaudoja prieš pačius žmones, tai lemia didesnį pavergimą gyventojų, didesnę piliečių gyvenimo kontrolę ir žodžio laisvės slopinimą, taip iš žmonių pamažu atimamos paskutinės teisės ir laisvės. Todėl anksčiau demokratinė šalis priartėja prie totalitarinio režimo. Tačiau tuo pat metu, kai viena gyventojų dalis, vedama baimės, pasisako už griežtesnės priemonės, kita dalis, vedama neapykantos valdžiai, mano, kad tokie autoritariniai metodai dar labiau suvaržys jų laisvės ir pažeis jų teises. Mokiniai, tėvai ir aktyvistai susirinko prie Tenesio valstijos sostinės protestuoti prieš smurtą dėl ginklų kontrolę, kur mes norime ją rasti.
Ne, vyriausybė tiesiog imtųsi kokių nors veiksmų, kad žmonės neįsigytų ginklų, kurių jiems nereikia keisti vyriausybės narių. Klaidingai mąstantys lyderiai, kurie pirmenybę teikia ginklams, o ne vaikams. Mano pistoletas guli čia, ant šono, ir niekur nešaudo. Smurtas su ginklais mokykloje, kurioje mokytojams leidžiama nešiotis ginklus, nešiokitės ginklus. Manote, kad daugiau ginklų lemia daugiau mirčių? Svarbiausia šioje situacijoje yra tai, kad antikultiniai atstovai, pasitelkdami tikslės ir sudėtingas manipulacijas, dirbtinai destabilizuoja ir skaldo visuomenę. Dėl to stovyklavietė padalijama į dvi priešingas stovyklas. Taip susidaro didelė masė žmonių, kurie nekenčia valdžios ir vieni kitų. Prie ko tai prives? Neramumai, protestai ir konfrontacija. Dėl visų šių priežasčių šalis atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio. Būtent į tokį galutinį tašką šiuo metu Ameriką veda pasaulinis antikultizmas ir už jos slypinčios šešėlinės jėgos. Štai kodėl Jungtinėse valstijose taip dažnai vyksta masinės šaudynės mokyklose. Šis procesas yra planuojamas ir kontroliuojamas. Tai dalis priešų strategijos, kuria siekiama sunaikinti demokratiją iš pradžių JAV, o paskui visame pasaulyje. Tai sudėtinga, bet labai veiksminga schema, kurią pasauliniai antikultiniai atstovai įgyvendina pasaulio akyse, tačiau niekas jos nepastebi. Verta pridurti, kad, nepaisant akivaizdaus chaoso skleidžiant naujienas apie šiuos incidentus ar šlovinančius šaulius pasakojimus, antikultiniai atstovai rūpestingai rūpinasi, kad jų manipulacijų virusų užkrėsta informacija būtų pateikiama tiksliai ir pamatuotomis dozėmis. Taip siekiama, kad išpuoliai mokyklose netaptų pernelyg plačiai paplitę, pernelyg didelis tokių nusikaltimų skaičius sumažintų jų poveikį ir kiekvienas kitas incidentas nebesukeltų tokios stiprios visuomenės reakcijos. Žmonės gali priprasti prie visko, net ir prie tokių siaubingų įvykių. Jei šaudimai mokyklose vyks pernelyg dažnai, visuomeniai galiausiai prisitaikys. Nors šie įvykiai vis dar kels baimę, nuolatinis vidinis nerimas ir susirūpinimas sumažės, žmonės išliks atsargus, bet nedaugiau. Kita vertus, išmatuoti nusikaltimų atvejai atveria žmonių sąmonę neigiamai veikiančių vaizdinių, kurie patenka tiesiai į pasąmonę ir nuo kurių dauguma žmonių šiandien negali apsisaugoti diegimui. Statistika yra užsispyręs dalykas ir kalba pati už save. Šie išpuoliai, jų periodiškumas ir augimo tendencijos aiškiai rodo paslėptus šio reiškinio organizatorius. Ypač didelį nerimą kelia padėtis JAV, kur sparčiai daugėja šaudimų mokyklose, o tai yra paslėptas įspėjamasis ženklas. Iš pradžių antikultiniai atstovai išprovokavo pavienių šaudimo mokyklose atvejus, kurie turėjo didžiulį poveikį ne tik Amerikai, bet ir visam pasauliui. Šaudimas mokykloje, JET vidurinėje mokykloje, šaudimas mokykloje, šaudimas mokykloje, šaudimas mokykloje, šaudimas mokykloje, šaudimas mokykloje. Šie įvykiai buvo tarsi sprogusios bombos, nes tuo metu vaikai, šaudantys į kitus vaikus, buvo nepaprastas įvykis, sukėlęs didžiulį visuomenės sukrėtimą. Todėl pirmieji šaudimo JAV mokyklose atvejai tapo labai garsiai nuskambėjusiais, visą pasaulį sukrėtusiais informaciniais teroristiniais išpuoliais. Vien tik žudynės Kolumbaino vidurinėje mokykloje turėjo tragiškų pasekmių daugeliui, paskatino naujus šaudimus mokyklose ir labai sustiprino antikultizmo įtaką JAV. Pažvelkite, kas šiandien vyksta Amerikoje. Masinių šaudynių mokyklose skaičiaus grafikai rodo, kad jų skaičius smarkiai išaugo. Ką tai reiškia? Dėl ypatingo JAV vaidmens paslėptų priešų planuose galima daryti prielaidą, kad dėl būsimų jų planuojamų įvykių šalyje gali padidėti įtampa. Naudodama šaudimus mokyklose kaip informacinio terorizmo aktus ir per daugybę savo gyslų vykdydama įvairias psichologinės ir informacinės teroristinės atakas, ši paslėpta jėga ruošia dirvą būsimam pilietiniam karui.
Todėl žmonės turi žinoti, kokius metodus naudoja priešas per pasaulinį antikultinį tinklą ir kokias grėsmes jis kelia. Tik taip žmonės gali įsivaduoti iš manipuliacinio žaidimo, į kurį juos įtraukė antikultiniai atstovai. Labai svarbu pripažinti, kad jokios priemonės, kad ir kokios griežtos jos būtų, nepanaikins pagrindinės šaudynių mokyklose priežasties, kol egzistuoja šių teroristinių išpuolių šaltinis ir yra kas nors, kas duoda komandą pradėti. Juk panašių priemonių jau buvo imtasi įvairiose pasaulio šalyse, o tai atitinka antikultūrizmo atstovų tikslus. Tačiau praktika parodė, kad nei mirties bausmės perspektyva, nei sustiprinta mokyklų apsauga, nei šaunamųjų ginklų įsigijimo apribojimai nesumažino šaudynių mokyklose skaičiaus. Net jei būtų visiškai uždrausta civiliams turėti ginklus, ateityje išpuoliai bus vykdomi kitomis formomis, pavyzdžiui, naudojant savadarbs bombas, artimos kovos ginklus ar nuodingasias dujas. Panašiai, įvedus cenzūrą socialiniuose tinkluose ir papildomos jaunimo elgesio kontrolės priemonės taip pat pasirodė esančios neveiksmingos. Galiausiai dėl viso to tik smarkiai pažeidžiamos piliečių teisės ir laisvės ir pakenkiama demokratijai, o šaudymų mokyklose nesumažėja, nekalbant jau apie jų panaikinimą. Nes visos griežčiausios priemonės ir ribojantys įstatymai, priimami reaguojant į šiuos incidentus, dažnai inicijuojami ir įgyvendinami pasaulinių antikultinių organizacijų atstovų ir jų bendrininkų politikoje, valstybės aparat, teismų sistemoje ir teisėsaugos institucijose. Todėl a priori jos visada bus sukurtos taip, kad veiktų prieš žmones ir demokratiją. Ši blogio grandinė nesibaigs, vaikai ir toliau kentės ir mirs, kol egzistuos pasaulinis antikultizmas, o jo atstovai galės laisvai naudotis paslėptais manipuliaciniais metodais, kad paveiktų žmonių protus ir per žiniasklaidą vykdytų informacinio terorizmo aktus. Šaudynės mokyklose yra 21 maras, o šio maro šaltinis pasaulinis antikultizmas ir už jos slypintis paslėptas žmonijos priešas. Tai jėgos, kuri sumaniai manipuliuoja įvaizdžiais ir pagrindiniu ginklu pasirinko terorizmą, kūrinys. Jie yra atsakingi už šios ligos sukūrimą, jie ją puoselėja ir palaiko. Šią ligą galime įveikti tik tada, kai tikrieji jos skleidėjai, visi šių nusikaltimų vykdytojai ir organizatoriai bus patraukti atsakomybėn ir atsakys prieš visą žmoniją už savo žiaurumus. Jei kas nors vis dar abejoja, kad už masinių šaudynių mokyklose slypi antikulti atstovai, pateiksiu jums konkretų pavyzdį, įvykių, kuriuos ketinu aptarti. Detalės tiesiogiai nurodo pirminius žudynių Kolumbaino vidurinėje mokykloje kaltininkus ir viso šaudymo mokyklose reiškinio ideologinius architektus. Vaco byla. Kaip jau minėta, vienas iš kruvinų epizodų teroro aktų, sukilusių masinės šaudynės Kolumbaino vidurinėje mokykloje, grandinėje buvo Vako apsiaustis 1993 m. Pavasarį įvyko tragiški įvykiai, dėl kurių daug žmonių mirė baisia mirtimi. Daugeliui amerikiečių Vaco apsiaustis tebėra aktuali, plačiai aptarinėjama ir opi tema. Tai vienas garsiausių įvykių mūsų istorijoje. Visiems laikams pakeitęs Amerikos visuomenę, iki šių dienų jis tebedaro didelę įtaką šalies politiniam ir socialiniam gyvenimui, nepaisant daugybės įvairių tyrėjų mėginimų išsiaiškinti jo esmę. Šioje istorijoje vis dar yra daug tamsių dėmių, nes visos diskusijos, net ir tos, kuriuose išreiškiami priešingų šalių požiūriai, vis dar vyksta pagal atstovų nustatytą modelį. Prieš 30 metų veikusių antikultinių organizacijų, šiandien pirmą kartą bus pateiktas tikrasis Vaco įvykių vaizdas, ir jūs galėsite patys aiškiai pamatyti, kaip šio teroristinio išpuolio gijos veda tiesiai prie jo iniciatorių ir galutinių naudos gavėjų į pačią antikultūrinę Rusiją. Vaco tragedija yra klasikinis iš anksto apgalvoto viešo religinės organizacijos pasirodymo, antikultistų persekiojimo, į kurį įsitraukė teisėsaugos ir kitos institucijos, ir kuris virto galingų informacinių teroro aktų, pavyzdys. Šiuo atveju antikultininkų taikinys buvo Šakos Davidų religinė grupė, kuri buvo 7-osios dienos adventistų bažnyčios atšaka.
Iki aptariamų įvykių atšakos Davidų bendruomenė, įsikūrusi Karmelio kalno rančioje netoli Vako miesto Teksase, taikiai gyvavo apie 50 metų. Ilgą laiką vietiniai gyventojai juos laikė nekenksminga pozityvių žmonių grupe, tačiau 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje prieš kultą kovojančių organizacijų atstovų pastangomis apie Šakos Deividianus staiga pradėtas vartoti menkinantis žodis – sekta, o tai yra klasikinis pirmas kovotojų su sektomis žingsnis, siekiant dehumanizuoti pasirinktą auką vėlesniam persekiojimui. Kokia buvo Branch Davidians bendruomenė? Tai buvo grupė žmonių, taikiai gyvenančių savo žemėje, savo pačių pastatytame pastate, kuriuos vienijo bendras Biblijos studijavimas. Kiekvienas turėjo savo pomėgių, užsidirbdavo pragyvenimui, kaip ir visi kiti, turėjo įvairias profesijas ir buvo kilęs iš įvairių visuomenės sluoksnių. Tarp jų buvo Harvardo universiteto absolventų, roko muzikantų ir paprastų motinų, prižiūrinčių savo vaikus, panašių gyvenviečių yra daug visoje Amerikoje. Tai buvo laisvi žmonės, kurie gyveno laisvoje šalyje taip, kaip jiems patiko, vadovaudamiesi krikščioniškomis vertybėmis ir JAV konstitucija. Jie niekam neprimetinėjo savo gyvenimo būdo ir niekam nekenkė. Esu Paulina, esu Stevenas, aš esu Vanessa Zila. Buvo daug moterų, vaikų, pagyvenusių žmonių. Visi jie buvo geri žmonės. Jie turėjo kitokius įsitikinimus nei kiti, kitokius nei aš, o gal ir kitokius nei jų savo gyvenimo būdu, ypač religiniais įsitikinimais. Tačiau iš esmės jie buvo geri žmonės, buvau gana dažnai šalia jų, jie visada buvo malonus, mandagus. Jie rūpinosi savo reikalais, jie niekada nebuvo valdingi. Jie visada buvo švarūs ir mandagus. Man jie patiko. Prieš keliarius metus iki tragiškų įvykių antikultūrininkai žiniasklaidoje paskelbė seriją diskredituojančių straipsnių ir vaizdo įrašų, nukreiptų prieš Deivido Šaką. Bendruomenės lyderis buvo jaunas pamokslininkas Vernonas Hovelas, pasivadinęs Deividu Korėja. Jis tapo pagrindiniu antikultininku, kurie per savo kontroliuojamą žiniasklaidą pradėjo jį vadinti pavojingu sektos lyderiu, puolimo taikiniu. Jau tada jo priešai kalbėjo, kad šis Dievo sūnumi pasiskelbęs žmogus yra artimesnis šėtonui. Per visą vėlesnę dezinformacijos kampaniją kiti organizacijos nariai buvo sąmoningai ignoruojami, beveik visi jie liko be vardų ir pavardžių. Žiniasklaida, veikiama antikultininkų, rodė Deividiečius tik kaip tuos, kuriems jų lyderis išplovė smegenis, kurie neva beveik vergiškai laikėsi ir besąlygiškai vykdė Korešo įsakymus. Demonizavimo kampanijai prieš Deividiečius vadovavo jau minėtas antikultistas ir deprogramuotojas Rickas Rosas. Jis subūrė žmonių grupę, siekiančią demonizuoti šią bendruomenę. Jo grupėje buvo keletas antikultininkų iš Kanų tinklo, buvusių Dovydo Šakos narių, jie pasitelkė šių buvusių narių giminaičius, taip pat įvairių periodinių leidinių reporterius ir populiarių televizijos laidų vedėjus. Prisiminkime, kad 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kanai buvo pagrindinė JAV kovos su sektomis organizacija, o Rickas Rosas buvo vienas aktyviausių Kanų deprogramuotojų. Be to, didelį vaidmenį diskredituojant Deividiečius suvaidino buvęs jų narys Markas Bro, kuris po konflikto su Korešu paliko bendruomenę. Brolis turėjo akivaizdžių asmeninio keršto motyvų. Nuo 1991 jis davė daugybę interviu, kuriuose, be kita ko, teigė, kad Korešas žiauriai elgėsi su vaikais, be to, galėjo juos net nužudyti, naudodamasis jais kaip aukomis. Brolis taip pat teigė, kad Korešas esą taikė manipulacijos protų metodus, kad galėtų kontroliuoti savo grupės narius ir įsakyti jiems įvykdyti masinę savižudybę. Vėliau antikultinė grupuotė atkakliai stengėsi skleisti šį pasakojimą ir, prisidengdama anoniminiais informatoriais, siuntė savo bendrininkams žiniasklaidoje ir JAV valdžios institucijoms perspėjimus, kad Deividiečiai neva planuoja įvykdyti masinę savižudybę. Savo pranešimuose antikultistai teigė, kad jei nebus imtasi priemonių, Karmelio kalnas taps dar vienu Johnstonu. Žinoma, šie kaltinimai neturėjo jokio pagrindo ar faktinių įrodymų,
išskyrus gandus ir šmeižtą, kuriuos skleidė antikultistai. Šios kampanijos tikslas buvo atkreipti teisėsaugos institucijų dėmesį į šakotosios Davidų bendruomenės veiklą, o kad tai pasiektų, antikultūrininkai net griebėsi atviro melo. Metodai, kurie buvo naudojami prieš Branch Davidians, tokie kaip stigmatizavimas, dehumanizavimas ir kaltė dėl asociacijų, yra klasikiniai antikultistų strategijos metodai, kuriais siekiama persekioti tikslinę grupę, kad būtų įvykdytas informacinis teroro aktas. Antikultistai pirmieji pradėjo pasakoti apie galimą masinę deividiečių savižudybę, ir būtent šis pasakojimas turėjo įtakos nuginklavimui, lemiamas vaidmuo vėlesnėje Vatso tragedijos interpretacijoje. 1993 įvykiai prasidėjo tada, kai Branch Davidians, lyderis Davidas Korešas ir kiti organizacijos nariai buvo įtariami pažeidę šaunamųjų ginklų įstatymus. Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biuras pradėjo šios religinės organizacijos veiklos tyrimą, remdamasis nepatikrinta informacija arba, paprasčiau tariant, gandais apie jos narių neteisėtą automatinių ginklų laikymą. Kas iš tikrųjų buvo šių gandų šaltinis? 1992 vasarą antikultistas Rickas Rosas prievarta deprogramavo buvusį Deivido atšakos narį Deividą Bloką Priscilos Koits, kuri tuo metu buvo nacionalinė organizacijos Cult Awareness Network atstovė namuose deprogramavimo, kuris iš esmės yra fizinis ir psichologinis kankinimas. Metu Rickas Rosas iš Blocho išviliojo informaciją apie Karmelio kalne saugomus ginklus ir perdavė ją ATF, kurioje turėjo asmeninių ryšių. Remiantis 1993 JAV iždo departamento ataskaita apie ATF reidą, paaiškėjo, kad žinia apie ginklus buvo netiksli ir beveik visiškai pagrįsta buvusio Davidų nario Deivido Bloko pareiškimu, kuris buvo pateiktas tyriant ATF veiksmus. Vėliau iždo departamentas sukritikavo agentūrą, kad ji pernelyg pasikliovė vienu abejotinu informacijos šaltiniu. Verta paminėti, kad tuo metu legalus šaunamųjų ginklų pardavimas buvo plačiai paplitęs verslas Teksase, ir tai iš tiesų buvo vienas iš šakos deividiečių pajamų šaltinių. Todėl, kai federaliniai ATF agentai pradėjo domėtis deividiečių veikla, organizacijos lyderis Davidas Korešas pakvietė agentus apsilankyti Karmelio kalne ir asmeniškai patikrinti ginklus bei atitinkamas licencijas. Tačiau šiai bylai priskirta agentė Aguilera kažkodėl atsisakė šio pasiūlymo. Vėliau, pradėjus visą parą stebėti bendruomenės narius, agentui Aguilerai pavyko surinkti reikiamą medžiagą ir, remiantis surinktą informaciją, gauti kratos ir arešto orderį. Vėliau JAV kongreso inicijuotame tyrime paaiškėjo, kad ATF tyrimas buvo šiurkštus ir nepagrįstas. Nors Aguileros parengtame pareiškime buvo daug klaidų, faktų iškraipimų, neteisingų teisės aiškinimų, netinkamo teisės taikymo faktams, taip pat daug nenuoseklios ir painios informacijos. Visų pirma, agento Aguileros pareiškime teigiama, kad Korešas turėjo 52 kalibro prieštankinį šautuvą, o tai buvo nusikalstama veika. Iš tikrųjų jis turėjo 50 kalibro šautuvą, kuris buvo visiškai legalus. Kad deividiečiai turėjo granatų, bet nebuvo paminėta, kad granatos buvo įsigytos teisėtai ir kad deividiečiai jas pardavinėjo ginklų parodose kaip popierinius svarmenis. Pareiškime buvo paminėti šerifo pavaduotojo, kuris pranešė girdėjęs galingo sprogimo garsą nuo Karmelio kalno, parodymai, tačiau jis nepranešė, kad šerifas atliko tyrimą ir sužinojo, jog deividiečiai statyboms teisėtai naudojo dinamitą. Perdėtų teiginių apie nelegalius ginklus, sukarintus mokymus Karmelio kalne, 24 valandų stebėjimo postus, įsakymų šaudyti į visus įtartinus asmenis, kai tik pamatysite, ir tariamus planus pradėti karą prieš JAV vyriausybę šaltinis buvo anksčiau minėtas buvęs deividietis Markas Brojas, kuris paliko bendruomenę dėl nesutarimų su Korešu. Tuo pat metu pareiškime prieš deividiečius neminima, kad šis buvęs narys buvo aklas, tačiau teigiama, kad jis asmeniškai dalyvavo fiziniuose mokymuose ir šaudimo pratybose, kurias vykdė Korešas, ir tariamai tarnavo sargybiniu, ginkluotų koviniais ginklais.
Taigi ATF agentas Aguilera iš pradžių palaikė bylą prieš Davidiečius remdamasis vien tik antikultininkų ir jų bendrininkų parodymais. Remiantis šią suklastotą medžiagą, 1993 m. vasario 25 d. UH išdavė orderį atlikti kratą Karmelio kalno rančioje, kurioje gyveno Davidų bendruomenė. Žiniasklaidos vaidmuo Vako tragedijoje tuo pat metu, kai buvo rengiamasi ATF operacijai, antikultūrininkai pradėjo aktyvią kampaniją, kuria siekė diskredituoti Davidų filialą ir žiniasklaidą. Vėliau daugelis tyrėjų atkreipė dėmesį į tai, kad žiniasklaida atliko svarbų vaidmenį tragiškam Vaco įvykių posūkiui. Iš tikrųjų tai buvo antikultinio judėjimo bendrininkai žiniasklaidoje, kurie tapo pagrindiniais antikultininkų transliuotojais, jų pastangomis ir manipuliatyvia antikultininkų taktika iš nekaltų, įstatymų besilaikančių Amerikos piliečių, šakos Davidiečių narių, buvo sukurtas pavojingo ir grėsmingo kulto narių įvaizdis. Todėl visuomenė, teisėsaugos institucijos ir vyriausybės pareigūnai į Davidiečius žiūrėjo per žiniasklaidos pateiktos nepatikimos ir šmeižikiškos informacijos prizmę. Prie to labai prisidėjo vietos laikraštis Vaco Tribune Herald, kuris aktyviai transliavo nepagrįstus kaltinimus, kuriuos aptariamų įvykių metu inicijavo antikultistai. Beveik tuo pat metu, kai prasidėjo teisėsaugos operacija prieš Davidiečius, laikraštis Vaco Tribune Herald išleido straipsnių seriją Nuodėmingas mesijas. Pirmasis straipsnis buvo paskelbtas 1993 m. Vasario 27 d. diena prieš ATF reidą. Straipsnio autorius Markas Inglendas ataskaitose daug rėmėsi brolio deprogramuotojo Ritsko Roso ir kitų svarbių veikėjų, dalyvavusių procese, parodymais. Demonizavimo kampanija prieš Davidiečius. Kartu autorius nesikreipė į kompetentingus mokslininkus, kurie specializuojasi tokių religinių organizacijų tyrinėjime, o juo labiau nebuvo atstovaujama Davidiečių ir jų lyderio požiūriui. Įdomu tai, kad iki tam tikro momento laikraščio Vaco Tribune Herald žurnalistai informaciją apie Davidų šakos narius pateikdavo neutraliai, nenaudodami įžeidžiančios sektos etiketės. Tačiau jų retorika smarkiai pasikeitė įsikišus antikultistams. Anglas, serijos Nuodėmingasis mesijas autorius pradėjo aktyviai propaguoti antikultinius pasakojimus, kuriuose 33 metų Korešas vaizduojamas kaip fanatiškas sektos lyderis, naudoja savo pasekėjų proto kontrolės metodus. Markas Inglundas taip pat kaltino jį poligamija ir vaikų išnaudojimu bei teigė, kad Davidiečių lyderis lytiškai santykiavo su nepilnametėmis narėmis. Tikrai nebuvo jokių prievartos prieš vaikus įrodymų, buvo tik įtarimai, ir šiandien dar kartą sakau, kad niekada neradome jokių įrodymų, kad ten būtų smurtaujama prieš vaikus. Tuo metu tokių teiginių nepatvirtino jokie patvirtinti įrodymai. Iš tikrųjų situacija buvo visiškai priešinga. 1992 m. Teksaso vaikų teisių apsaugos tarnyba gavo anoniminį pranešimą, kuriame teigiama, kad Karmelio kalne smurtaujama prieš vaikus. Po anoniminio pranešimo CPS darbuotojai 3 kartus lankėsi Karmelio kalne. Jie atliko 12 Davidų vaikų ir M. Tyrimo metu nenustatyta jokių smurto ar sužalojimo požymių. Kadangi įtarimus dėl prievartos prieš vaikus patvirtinančių įrodymų trūko, CPS pareigūnai tyrimą dėl Korešo nutraukė. Tačiau tai nesutrukdė ATF tyrėjui Davidui Aguilerai įtraukti kaltinimų dėl vaikų išnaudojimo į savo pareiškimą dėl kratos ir arešto orderio, kuriuo buvo prašoma išduoti Korešo kratos ir arešto orderį. Savo ruožtu Aguilera šią informaciją gavo iš Marko Brilenio. Vėliau, nepaisant to, kad įtarimai dėl Korešo vykdyto vaikų išnaudojimo nepasitvirtino, jie vis tiek buvo aktyviai skleidžiami antikultininkų kontroliuojamoje žiniasklaidoje, o tai darė didelę įtaką operacijos vadų ir valdžios atstovų sprendimams. Nors nebuvo jokių įrodymų, žiniasklaida ir teisėsaugos pareigūnai kažkodėl antikultininkų kaltinimus, kuriuos paskleidė jų bendrininkai, laikė neginčiamais faktais. Didžiausią įtaką teisėsaugos pareigūnams, rengusiems Karmelio kalno reidą, darė antikultininkas ir deprogramuotojas Ritskas Rosas.
Iš tikrųjų Nancy Amerman ataskaitoje Teisingumo ir iždo departamentams dėl federalinių teisėsaugos institucijų veiksmų vake buvo teigiama, kad Rickas Rossas iš tikrųjų buvo faktas glaudžiai bendradarbiavo su ATF ir FTB ir kad būtent jis jiems ir laikraščiui, Vaco Tribune, teikė klaidinančią informaciją apie Branch Davidians. Taigi tiek kratos orderis, tiek ATF reido planas buvo grindžiami ne faktinė medžiaga, o informacija, kurią pateikė antikultiniai asmenys ir jų bendrininkai. Nuo 1992 m. gruodžio mėnesio, likus 10 savaičių iki federalinio reido prieš Davidianus, ATF ir kiti federaliniai agentai vis dažniau kreipdavosi į Marką Brejo ir Ricką Rossą dėl informacijos ir konsultacijų. Konkrečiai Brejo federaliniams agentams Davidiečius apibūdino kaip teroristus. Jis teigė, kad tai ne eilinė nusikaltėlių grupė, o neva religiniai fanatikai, kurie nedvejodami nusižudytų už savo lyderį, brolis, Rossas, kaip ir Vaco Tribune Herald, žurnalistai, vis palaikė teiginį, kad masinė savižudybė buvo galima. Antikultistai ir jų bendraminčiai taip demonizavo Korešą ir Davidiečius, kad tuo metu, kai prasidėjo ATF operacija, valdžios institucijos, operacijos vadovai ir federaliniai agentai šakos Davidiečių bendruomenę suvokė kaip apokaliptinį kultą ginkluotoje stovykloje, besiruošiančią paskutiniam Armagedono mūšiui su valdžios jėgomis, kurios neva įkūnijo šėtoniškąjį Babiloną. Jie įsivaizdavo Korešą kaip sukarintos teroristinės grupuotės, kuri kaupė ginklus karui prieš federalinę vyriausybę pradėti lyderį. Federalinės valdžios atstovai buvo įsitikinę, kad Davidiečiai neketina bendradarbiauti tyrimo metu, kad jie nekenčia federalinės vyriausybės, yra valdomi savo fanatiško sektos lyderio ir, vos susidūrę su juo, pradės šventąjį karą. Būtent manipuliatyvūs antikultininkų veiksmai paaiškina, kodėl ATF agentai nesvarstė smurtinio situacijos sprendimo būdo, tai paaiškina, kodėl agentai atmetė Korešo kvietimą atvykti asmeniškai ir patikrinti ginklus bei leidimus ginklams ir kodėl jie ignoravo galimybę suimti Korešą prie Karmelio kalno, kai vykdė slaptą stebėjimą, o vietoj to pasirinko dinamiško užpuolimo taktiką, kai buvo užpultas pastatas, kuriame gyveno Davidiečiai. Taip yra todėl, kad jų sąmonėje jau buvo susiformavęs iškreiptas tikrovės vaizdas, kurį manipuliacijos metodais jiems primetė antikultūrininkai. Federalinių agentų tikrovėje jie ketino ieškoti ne taikių civilių gyventojų, o itin pavojingų nusikaltėlių, kuriuos antikultistai vadino teroristais ir savižudžiais sprogdintojais. Jei ne niūrūs ir demonizuojantys vaizdai, kuriuos sukūrė prieš kultą nusiteikę kovotojai, sureikšmindami galimą Davidiečių grėsmę, kurios iš tikrųjų niekada nebuvo, vargu ar ATF būtų griebiusis tokių kraštutinių priemonių. Deja, vėliau teisėsaugos pareigūnai pateko į antikultininkų įtaką, o kai operacija prasidėjo, kai kurie jų atstovai operacijos vadovybėje jau buvo visiškai suklaidinti, daugiausia per Ricką Rossą. 1993 m. vasario 28 d. sekmadienį, federaliniai agentai planavo reidą į rančą, kur gyveno šakos Davidiečiai, kad apieškotų ir sulaikytų jų lyderį. Operacija buvo oficialiai pavadinta kodiniu pavadinimu Trojos arklys, bet vėliau tapo plačiau žinoma kaip Šotime, kaip ją vadino patys agentai. Dieną prieš operaciją ir pačią reido dieną žiniasklaidoje buvo iš anksto parengta masinė Davidianus demonizuojančių publikacijų banga. Vasario 27 ir 28 d. daugiau nei 100 žiniasklaidos priemonių visoje šalyje paskelbė beveik identiškus pareiškimus, kuriuose dažniausiai buvo pakartojami pagrindiniai antikultūrininkų tamsios retorikos, nukreiptos prieš Davidų atšaką, teiginiai. Visos žiniasklaidos priemonės perdavė tuos pačius nepagristus Ricko Rosso ir Marko Brovo kaltinimus Davidiečiams, paskelbtus vietos laikraštyje Vaco Tribune Herald. Per reidą rančioje prasidėjo susišaudimas, per kurį žuvo 10 žmonių, įskaitant 6 Davidus ir 4 ATF agentus, Davidas Korešas buvo sužeistas. Po federalinių agentų žūties operacija buvo visiškai kontroliuojama FTB, o byla prieš Davidiečius buvo perkvalifikuota į sąmokslą nužudyti. Iš tikrųjų šakos Davidiečiai reagavo taip,
kaip reaguotų bet kuris amerikietis, kai į jo namus įsiveržtų ginkluoti teroristai. Pirmiausia, jie iškvietė policiją. Jie paskambino 911. 911, koks jūsų pavojus, aplink mūsų pastatą yra vyrų, 75 vyrai, kurie į mus šaudo. Tik akimirką, šių pokalbių įrašuose girdime Oino Martino baimę ir nerimą. Kai jis sako, taip, pasakykite, kad čia yra vaikų ir moterų, ir kad jie atšauktų pokalbį. Tai tiesa, dar viena auka, 2 metų vaikas. Per susišaudimą taip pat buvo nušautas kulto narys. Įsivaizduokite, kad ką tik baigėte pusryčiauti, o kažkoks juoda apranga apsirengęs vaikinas ateina su ginklu ir nušauna tą jūsų šeimos narį. Kaip tai pradės jūsų dieną? Kokią reakciją jūs, kaip asmuo, ketinate parodyti asmeniui, bandančiam įeiti pro jūsų duris? FTB pradėjo dvaro apgultį, kuri truko 51 dieną. Įvykio vietoje dirbo daugybė žurnalistų, viskas buvo transliuojama tiesiogiai. Netrukus susipriešinimas Vake tapo tarptautinė naujiena, visas pasaulis stebėjo įvykius Teksase. Štai kaip įvykius Vaco aprašė kai kurie įvykio vietoje buvę žurnalistai. FTB susirinko, tikriausiai didžiausios karinės pajėgos, kada nors sutelktos prieš civilius amerikiečių 10 šarvuočių, Bradley, 2 tankai, Abrams, 4 kovinės inžinerijos mašinos, 668 agentai, taip pat 6 JAV muitinės pareigūnai, 15 JAV kariuomenės karių, 13 Teksaso nacionalinės gvardijos narių, 31 Teksaso Rangeris, 131 Teksaso viešojo saugumo departamento pareigūnas, 17 Miklenien apygardos šerifo biuro pareigūnų ir 18 Vaco policijos pareigūnų. Dalyvavo 899 žmonių. Vaco operacija, Teksasas, susirėmimas tarp teisėsaugos ir okultizmo religijos narių. Kaip ir Branch Davidians, ginkluota religinė sekta netoli Vaco, 3 sraigtasparniai ir 150 teisėsaugos pareigūnų, kai kurie iš Hjustono apylinkių. Daktaras Kenas Edbridžas, jis teigė, kad niekada nėra matęs nieko panašaus į tokį mastą ar sunkumą, kad tai buvo tarsi karo zona. Per visą apgulties laikotarpį vyko FTB ir apgultųjų derybos, kurių oficialus tikslas buvo įtikinti Davidiečių lyderį pasiduoti ir išvesti savo žmones. Tuo metu kai kurie Davidiečiai paliko pastatą, bet tuoj pat buvo suimti federalinių agentų, remiantis vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti jų liudijimai. Visi, kurie liko pastate per 51 apsiausties dieną, tai darė savo noru. Savo šeimai ir draugams noriu pasakyti, kad man viskas gerai, žinau, kad visi dėl mūsų nerimaujat, man tiesiog patinka žinoti, kad dabar mums viskas gerai. Nusprendžiau pasilikti, nenoriu eiti, taigi, čia nesate laikomas prieš savo valią, nesu čia laikomas įkaitu ar ten. Jei kas nors iš mūsų nori išeiti, galime tiesiog išeiti. Šiandien esu čia, nes to norėjau. Ir nesu čia laikomas prieš savo valią, nesijaudinkite dėl manęs, mums viskas bus gerai, nes Dievas viską kontroliuoja. Apgulties metu Davidiečiai buvo visiškai izoliuoti. Jų telefono ryšys buvo beveik iš karto nutrauktas, ir vieninteliai žmonės, su kuriais jie galėjo bendrauti, buvo FTB agentai. Jie nebegalėjo kreiptis pagalbos kitur, o su žiniasklaida galėjo bendrauti tik kabindami languose lapus su užrašytais pranešimais. Nors FTB savo ruoštų ir toliau konsultavosi su antikultinės grupuotės atstovais, vėlesnis FTB veiksmų tyrimas, FTB ir Davidianų pokalbių stenogramų studijavimas, taip pat duomenys apie ekspertus, į kuriuos kreipėsi FTB ir ATF agentai Davidianų byloje, atskleidė, kad būtent antikultininkas ir deprogramuotojas Rickas Rosas turėjo plačiausią prieigą prie abiejų agentūrų iš visų asmenų, įtrauktų į kulto ekspertų sąrašą. Jis glaudžiai bendradarbiavo ir su ATF, ir su FTB, ir, matyt, buvo atidžiau išklausytas, tuo pat metu kitų ekspertų, kurie pasisakė už taikų situacijos sprendimo būdą, nebuvo priimtas. Juk apgulties metu federaliniai agentai, patekę į antikultūrininkų įtaką, į Davidiečių įsitikinimus nežiūrėjo rimtai, todėl jie neklausė teologų, religijotyrininkų ir Biblijos tyrinėtojų patarimų,
kurie teisėsaugos pareigūnams bandė įteikti, kad dėl savo religinių įsitikinimų deividiečiai nesielgtų kaip nusikaltėliai, ir rekomendavo su apgultaisiais bendrauti jų kalba. Keletas ekspertų ragino FTB nenaudoti jėgos taktikos prieš deividiečius, nes tai galiausiai gali baigtis mirtimi. Tačiau jų pasiūlymai buvo atmesti. Jis neturi jokių žinomų įgaliojimų, kurie patvirtintų jo kaip eksperto teisės, tačiau FTB leido jam patarti dėl derybų eigos, nepaisydamas daugelio teologų ir tikrų psichologų patarimų. Kartu su tiesioginė Ritsko Roso įtaka teisėsaugos operacijai kiti antikultinės grupės atstovai vykdė destruktyvią veiklą žiniasklaidoje. Jie pasirodė kaip kulto ekspertai įvairiuose televizijos kanaluose ir sąmoningai skatino demonizuotą deividiečių įvaizdį visuomenėje. Vienas iš antikultinės grupės atstovų buvo Stevenas Hesenas, kurį minėjome anksčiau. Jis ištisas valandas imdavo žmones ir hipnotizuodamas, naudodamas elgesio keitimo metodus ir hipnotizuodavo juos ir palauždavo jų gebėjimą mąstyti. Tai buvo žmonės, kuriuos nuolat matėme žiniasklaidoje kaip vyriausybės rėmėjus. Istorijos, kad Branch Davidians buvo kažkoks blogio kultas. Markas Brejo yra tas asmuo, kuris kreipėsi į valstybės departamentą ir Cult Awareness tinklą ir perdavė savo įtarimus. Cult Awareness Network, žinomas savo inicialais, gali rengti neapykantos kampanijas žiniasklaidoje prieš religinės grupės visame pasaulyje. Kanų nariai visada pateikia tuos pačius kaltinimus kiekvienai jų puolamai grupiai. Iškrypėliškas seksas, prievarta prieš vaikus ir smegenų plovimas – tai tarsi nuvalkiotas scenarijus, kuris buvo kartojamas daugybę kartų prieš daugybę skirtingų grupių. Karmelio kalne gyvenę žmonės, įskaitant vaikus, niekada nebuvo pristatomi visuomeniai kaip asmenybės. Federalinis tyrimų biuras nepasidalijo su žiniasklaida apsiausties metu užfiksuotais vaizdo įrašais, kad amerikiečiai nelaikytų jų žmonėmis, nejaustų jiems užuojautos ir jų nepalaikytų. Pasak Jameso T. Richardsono, religijos sociologo, nuomonę, Karmelio kalno viduje esančių žmonių dehumanizavimas kartu su nuodugniu Koreseno demonizavimu palengvino valdžios atstovams kurti taktiką, kuri atrodė skirta katastrofai. Taigi ne tik teisėsaugos pareigūnai, bet ir visuomenė susidarė klaidingą vaizdą apie tai, kas iš tikrųjų vyko Vaco. Ir vėl gaunate tą demonizavimą. Tai tarsi žmonės, kokie buvo deividiečiai. Žmonės, žuvę prie Karmelio kalno, buvo žmonės, kuriais jie niekada nebuvo. Tikrai humanizuotas, kol jie nesukūrė serialo Vaco. Viso to priežastis buvo vienas veiksnys, į kurį tuomet neatsižvelgė nei federalinės teisėsaugos atstovai, nei mes, žvalgybos pareigūnai. Ši detalė, turėjusi lemiamos įtakos Vaco įvykių baigčiai ir iki šiol nežinoma, buvo ta, kad antikultinių organizacijų atstovai naudojo paslėptas manipuliacinės technologijas, kad paveiktų žmonių sąmonę ir pasąmonę. Tokie informaciniai pranešimai, pagrįsti žiniomis apie šias specialias psichotechnologijas ir turintys paslėptų įspaudų, galinčių apeiti kritinę sąmonės analizę ir prasiskverbti tiesiai į žmogaus pasąmonės gelmes, buvo nekartą platinami žiniasklaidoje būtent šiuo tikslu. Antikultistams reikėjo plataus masto kampanijos, kad demonizuotų Deividų filialą, todėl jie dėjo tiek daug pastangų, kad paskleistų melagingus kaltinimus, todėl visiškai skirtinguose straipsniuose ir vaizdo įrašuose iš pažiūros nesusijusiuose žiniasklaidos priemonėse pateikiami tie patys pasikartojantys pasakojimai. Iš esmės visa tai buvo antikultinės psichologinio manipuliavimo visuomenės strategijos dalis, iš tikrųjų antikultistai kaltino kitus tuo, ką iš tikrųjų darė patys, nes būtent jie taikė proto kontrolės ir smegenų plovimo metodus, naudodamiesi psichologinio poveikio masėms metodais, padedami žiniasklaidos, antikultistai tiesiog zombino amerikiečių tautą. Jie sąmoningai dehumanizavo Deividianų šaką, kad žmonių sąmonėje įskiepytų vaizdą, jog Deividianai yra pavojingi ir kenksmingi visuomeniai, nors iš tikrųjų pavojingiausi tuo metu buvo patys antikultūrininkai. Pirmą kartą jie įvykdė tokio masto teroro aktą, kuris informacinėje erdvėje buvo pakartotas daugybę kartų ir turėjo didžiulį poveikį visiems, kurie nukentėjo nuo jo.
Tiesą sakant, visi žmonės, kurie vienaip ar kitaip susidūrė su antikultininkų informacija, užsikrėtė paslėptais destruktyviais įspaudais. Amerikiečiai, kurie tuo metu stebėjo įvykius vake per televiziją, laikraščius ar televiziją, patyrė prievartinę psichologinę manipulaciją, kurią vykdė antikultistai. Štai kodėl dauguma žmonių pradėjo tikėti aprašymais, kurie dehumanizavo deividiečius ir priėmė antikultininkų pateiktą įvykių vaizdą kaip faktą. Jie neturėjo jokių galimybių pasipriešinti tokiai manipulacijai, prieš kurią beveik visi planetos gyventojai yra bejėgiai. Paslėpta, manipuliatyvi antikultininkų įtaka panašiai paveikė ATF, FTB ir kitus teisėsaugos pareigūnus, taip pat vyriausybės pareigūnus, dalyvavusius Vatso įvykiuose ir tiesiogiai artimai bendravusius su antikultininkais. Pareigūnams buvo taikomos aukščiausio lygio psichologinės manipulacijos, o antikultistai tiesioginė prasme plovė jų smegenis, kultūrininkai. Taigi jie neteisėtai veikė prieš įstatymus gerbiančius Amerikos piliečius ir šiurkščiai pažeidė pagrindinės demokratinės žmogaus teisės ir laisvės. Būtent dėl šios priežasties teisėsaugos pareigūnai, nepaisydami sveiko proto ir atmesdami galimybę taikiai ir faktais pagrįstai išspręsti ginčą, panaudojo žmogiškąją agresiją prieš deividiečius. Savo ruoštų deividiečiams susidarė įspūdis, kad Karmelio kalną apsupę federaliniai agentai bando juos nužudyti, ir šiandien yra nemažai įrodymų, kad jų baimės ir įvykių suvokimas nebuvo nepagrįsti. Klausyk, Džimai, man nėra nieko skaudesnio už tai, kad mane vadina sąvadautoju. Gerai, jei klystu, tokie žmonės kaip aš nenusipelno gyventi. Gerai. Klausyk, Džimai, supranti. Ne, žinote, nesudeginkite mūsų pastato, ne, to nedarysime, nesušaudykite mūsų visų, turime turėti šio laiko. Keista teisėsaugos pareigūnų elgesį ir pernelyg karingą elgesį su taikiais piliečiais, kurie nerodė jokio pasipriešinimo, pastebėjo ekspertai, kurie nebuvo zombifikuoti antikultūrininkų ir atvyko į įvykio vietą kaip konsultantai. Matydami, kas vyksta, blaiviai vertindami situaciją ir numatydami, prie ko gali privesti agresyvios taktikos naudojimas prieš Deividų filialą, jie pasiūlė gana logiškas ir protingas galimybės išspręsti konfliktą neprievartiniu būdu. Tačiau jų niekas neklausė, nes valdantieji jau buvo užprogramuoti smurto scenarijaus antikultistų, teisėsaugos institucijų ir įstaigų atstovai buvo įsitikinę, kad elgėsi teisingai ir visiškai teisėtai. Jie manė, kad susiduria su priešais, o ne su įstatymų laikomais piliečiais. Maniau, kad pagrindinė problema bus suprasti komplekso viduje esančių žmonių psichologiją. Tačiau kai į ją įsigilinau, greitai supratau, kad, norint suprasti, kas įvyko, svarbiau yra žmonių, esančių už komplekso ribų, psichologija. Jiems reikėjo perimti kontrolę, o ypač taktikos specialistams parodyti jam, kas čia šeimininkas. Bandome jiems įteikti, kad esame atsakingi už situaciją, kad kompleksą visiškai kontroliuoja vyriausybė. Iš tikrųjų tai nebėra jų junginys, kurį mes galime kontroliuoti, kaip tik norime, ir mes tai darysime įvairiais laikais, kad parodytume jiems, jog jie yra.